Tai labas ir sveiki atvykę į naują video. Tai kaip jau matote iš pavadinimo, šis video bus klausimų atsakymų video. Jeigu matai mane pirmą kartą, tai labas, mano vardas Vesta, kuriu vlogus jau metai laiko realiai ir dalinuosi savo kasdienybę, pomėgiais, kelionėm, maisto gamybą, sportu ir panašiai. Tai kviečiu paspausti subscribe mygtuką ir važiuojam toliau. Tai iš tikrųjų keletą vlogų atgal paprašiau jūs užduoti man klausimą, nes galbūt kažkas įdomu sužinoti. Ir iš tikrųjų labai smagu buvo sulaukti tiek daug gražių žinučių, kad jums patinka mano video ir kuriamas turinys. Tai labai fainai ir ačiū jums. Taip pat susilaukiau ir jūs dominančių klausimų. Tai iš tikrųjų Instagram paskyroje jūs buvot labiau aktyvesni negu YouTube'ai. Tai jeigu kas nesekat manęs ir Instagrame, galit pasiekti, pridėsiu savo profilį čia. Stengiuosi būti aktyvesnė savo profilyje, bet ne visada pavyksta. Tai, o kadangi iš tikrųjų tokį klausimų atsakymų video darau pirmą kartą, dėl to klausimų buvo tikrai nemažai ir labiausiai gal įdomu buvo apie Norvegiją ir kaip čia ir kaip kas, tai viską atsakysiu. Tai viską susirašiau į sąsiuvinį, kad būtų patogiau. Galim tuomet pradėti. Tai kiek laiko gyvenate Norvegijoje? Tai iš tikrųjų Norvegijoje, kiek mes iš tikrųjų gyvenam, kad atsikraustėm 19. Tai Norvegijoje gyvename 4 metus ir ar planuojate grįžti gyventi į Lietuvą, tai kol kas tikrai ne. Mums iš tikrųjų patinka Norvegija ir kažkaip prilipo ši šalis. Aišku, niekada nesakau niekada, bet šiuo metu tai tikrai ne. Tai tada buvo ir klausimas, kas labiausiai patinka Norvegijoje ir kuo patinka Norvegija. Tai išskyriau 3 pagrindinius, man atrodo, punktus. Tai yra paprastumas, ramybė čia ir žinoma kalnai. Tai iš tikrųjų jaučiasi, kad Norvegai yra paprasti žmonės ir nėra kažko skubėjimo. Tai va ta jaučiasi ramybė ir iš tikrųjų kaip, ypač pavyzdžiui keliuose, čia nėra tuose magistraliniuose keliuose, galime važiuoti netgi 80 km/h. Yra kažkur zonos, kur galima 90 arba 110, bet pagrinde yra nedaugiau 80 visur. Tai visi laikosi dar atstumo nemažo tarp mašinų. Tai vien čia jau jaučiasi visai kitoks vairavimas. Parduotuvėse ir eilėse niekas netrypia, kad skubėk ar kažką. Visi kažkaip ramiai palaukia, net ir būna, jeigu prie šviesoforą kažkas užmiega šiek tiek prie žalio, niekas tau nepuola ir nepypsina. Aišku, būna pasitaiko variantų, bet tikrai šiaip ne. Tai nežinau, šitas paprastumas ir ta ramybė iš tikrųjų žavi ir, man atrodo, prilipo tiek man, tiek Edgarui. Jo, ir žinoma, sakau, kaip trečias būtų kalnai. Tai iš tikrųjų jau nuo kalnų dvelkia ta ramybė ir kai išeini pasivaikščioti kalnus, jeigu kažkoks stresas buvo ar nerimas dėl kažko, ar tiesiog bloga nuotaika, tai nueik į kalnus ir viską išvaikščiasi. Ar esi baigusi farmacijos studijas Lietuvoje? Tai taip, aš esu baigusi farmacijos studijas Lietuvoje. Studijos truko 5 metus Kaune, Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Studijos iš tikrųjų nebuvo lengvos, bet pats darbas tikrai įdomus. Taip pat buvo klausimas, kodėl pasirinkot Norvegiją, o ne kokią kitą šalį. Tai iš tikrųjų čia tokia kaip ir įdomi, galima sakyti, istorija, ar nežinau, pavadinti istoriją, ne istoriją, nežinau. Tai iš tikrųjų studijų metu, dabar nepamenu, berods 3 kurse, buvo kažkokia paskaita ir vienas dėstytojas kažkaip užsiminė, kad viena iš jo buvusių studenčių baigė farmacijos studijas ir išvyko į Norvegiją dirbti ir ten gavo neblogas sąlygas ir darbui, kad yra kiek kitaip negu Lietuvoje, kad yra atlyginimas didesnis ir panašiai.
Ir kažkaip man šita mintis užsifiksavo. Aš labai stipriai tai kažkaip neužsikabinau, bet ta mintis kažkur gulėjo matyt. Ir po to, man atrodo, tą pačią dieną aš grįžau namo, įsivedžiau į Google Norvegija angliškai ir paspaudžiau vaizdus. Ir iš tikrųjų išmetė labai daug gražių paveikslėlių iš Norvegijos vaizdų. Pamačiau vieną nuotrauką, tai yra Reine miesto. Ir man tas paveiksliukas buvo tiek gražus, kad aš jį įsisaugojau ant kompiuterio ekrano. Ir ant kompiuterio ekrano tas paveikslėlis buvo, man atrodo, keletą metų iš tikrųjų. Tai vėliau išsiaiškinau, kad šis paveikslėlis yra iš Lofotenų salų. Tai dėl ko dar labiau įsimylėjau tą nuotrauką ir tą vietą, nežinau, tą salyną. Ir mano buvo svajonė ten kažkada nuvykti ir pamatyti. Tik aišku, niekada negalvojau, kad aš ten išvažiuosiu ar gyventi, ar arčiau dirbti. Baigus studijas pradėjau dirbti ir tikrai nebūčiau pagalvojusi, kad aš galėčiau kažkur emigruoti, nebuvo tokių minčių ir visiškai apie tai negalvojau, bet kažkur po metų pradėjau galvoti, kad būtų įdomu pamatyti kitas šalis, ar būtų įdomu tiesiog pagyventi kažkur kitur. Labai nesinorėjo dirbti gal tiesiog toj pačioj vietoj daug metų ir norėjosi tiesiog kažką pabandyti. Ir Edgaras yra prieš tai gyvenęs irgi emigracijoje, tai gyveno Anglijoje, o aš nebuvau patyrus tos emigracijos, tai man buvo iš tikrųjų gan įdomu pabandyti ir kažkaip tai labai susidomėjau tą emigraciją ir prisiminiau to dėstytojo žodžius apie Norvegiją ir vaistininkus ir kažkaip pat užsikabino tą mintis. Po to turėjom ir draugų, kurie gyveno jau Norvegijoje, tai jų pasiklausinėjom, tai nebuvo taip sudėtinga išvažiuoti. Tai iš tikrųjų taip ir atsirado ta Norvegija. Tai vat, bet sprendimo nesigilėm iš tikrųjų ir sakau, viskas yra gerai. Ar kalbi norvegų kalba, ar buvo sunku išmokti ir kiek laiko truko išmokti tą norvegų kalbą. Tai norvegų kalbą sakyčiau, kad kaip ir moku, nėra, kad aš čia kalbėčiau visiškai laisvai, tikrai ne, čia man atrodo mokytis dar, vis tiek jinai nebus tokia kaip gimtoji, bet susikalbu, tai bet norisi šiaip tai pagilinti tas žinias. Norisi gal daugiau paklausyti ar kažkokių podcastų, ar paskaityti knygas. Turiu keletą knygų beje, bet sunkiai prieinu prie jų, nes iš tikrųjų po darbo dienos norisi pailsėti, o jeigu dar eitum skaityti knygas, vis tiek būtų kaip mokymasis, tai kažkaip man kol kas sudėtinga tą padaryti. Nes iš tikrųjų, jeigu mokaisi ir dirbi, tai tikrai gan sudėtinga. Nes aš iš tikrųjų kalbą pradėjau mokytis eidama į kursus, kai gyvenom Bergene pačioj pradžioj, tai ėjau į fizinius kursus, tai buvo mūsų grupelė žmonių realiai iš viso pasaulio. Mūsų buvo gal, man atrodo, kokie apie 12 žmonių grupeliai. Tai aš per 4 mėnesius praėjau A1 ir A2 lygį ir po to gavau darbą vaistiniai, tai pradėjus dirbti vaistiniai. Tai dirbau ir šalia toliau mokiausi kalbą, tai iš tikrųjų buvo gan sudėtingas laikotarpis šiaip. O tą B1 ir B2, nes jo reikalavimas yra B2 lygio norvegų kalbos, tai B1 ir B2 išmokau maždaug per pusę metų. Bendrai sumuoju tada išeitų 10 mėnesių, kai išmokau iki B2 lygio. Pati kalba iš tikrųjų man jinai turi panašumų į anglų ir į vokiečių. Aš iš tikrųjų vokiečių nesimokiau mokykloje, bet pakalbėjus su sese, kuri mokėsi vokiečių, tai randam ir panašių žodžių ir kažkokių panašių taisyklių, tai sakau, toks miksas anglų ir vokiečių, sakyčiau. Bet ar sunki kalba, tai savotiškai sunki, iš tikrųjų gal sunku, kas yra tarimas jų, ir iš tikrųjų yra tų taisyklių, kurios yra gan sunkiai kandamos, arba yra tie laikai, kaip ir anglų kalboje, kurie gan sudėtinga išmokti. Plius, aišku, daugybė žodžių, daugybė išsireiškimų ir jo įvairių taisyklių, tai
Bet kiek girdėjus iš visų, man atrodo, skandinaviškų kalbų, tai skaito kaip norvegų yra pati lengviausia iš visų. Aš kitų kalbų nemoku, tai nežinau, bet galiu suprasti kažkiek, ką kalba švedai, nes iš tikrųjų norvegų ir švedų yra gan panašios kalbos tarimu, bet nerašymu. O kas įdomu, kad norvegų su danų yra labai panašus rašymas. Tai tu galėtum skaityti ir suprasti, kas parašyta, bet tarimas jų yra visiškai kitoks, tai susikalbėti būtų jau labai sudėtinga. Taip pat gavau klausimą, ar mes su Edgaru susižadėję ar susituokę. Tai jo, mes su Edgaru esam susituokę ir susituokę esame jau 5 metai. Kaip tik rugpjūčio pabaigoje buvo 5 metų sukaktis, o pažįstami esame jau 11 metų, tai toks nemažas laiko tarpas. Kokia programa montuoji video, tai aš montuoju DaVinci Resolve programa, berods taip vadinasi. Pirmus video iš tikrųjų montavau su iMovies, bet po kiek laiko kažko pritrūko ir norėjusi daugiau ir efektų ar kažko daugiau editinimo, visokių funkcijų, nes iMovies iš tikrųjų yra paprasta labai programa. Tai pradžiai tai tikrai labai puikiai tinka, bet po to norėjusi kažko daugiau, tai perėjau prie šitos DaVinci Resolve. Iš tikrųjų išmokti buvo gan sudėtinga tikrai, bet dabar patinka ir viskas gerai. Ką mėgsti veikti laisvu laiku be kelionių ir ar turi kokių hobių? Mėgstamiausias gal užsiėmimas, tai man atrodo žiūrėti YouTube. Žiūrėti vlogus, žiūrėti YouTube. Taip pat skaitau knygas, labai mėgstu irgi skaityti, bet būna periodai, kai aš jas labiau skaitau, arba padedu ir mažiau skaitau, arba būna periodas, kada visai neskaitau. Tai iš tikrųjų knygų skaitimą irgi priskirčiau prie pomėgių. Taip pat turėjau pomėgį siūti. Tai kaip tik turiu irgi siuvimo mašiną, bet ji yra šiuo metu Lietuvoje. Nes čia vienas dalykas nėra tiek vietos siūti, kitas dalykas nesu aš tokia įgudusi siuvėja, kad kažką labai pasiūti, bet šiaip man labai įdomus tas užsiėmimas ir iš tikrųjų norėčiau labiau pasigilinti į siuvimą, tai man atrodo, kai kada atsivešiu siuvimo mašiną į Norvegiją, tai bus galima vėl atgyvinti šitą pomėgį. Taip pat iš tikrųjų Lietuvoje aš labai užsiminėdavau natūralios kosmetikos gaminimu. Tai buvo įvairūs kremai, prausikliai, lūpų balzamai. Taip pat išmokau virti muilą šaltuoju metodu, tai kas yra iš šarmo ir aliejų. Ir iš tikrųjų turėjau net ir Instagrame puslapį, galit pažiūrėti. Iš tikrųjų ten dabar jau nieko nekeliu, nes, kaip sakau, visi produktai, visos priemonės, o priemonių yra labai labai daug, tai viskas yra Lietuvoje. Tai tikiuosi, kad po kažkiek laiko pavyks viską atsigabenti čia ir galėsiu vėl pradėti gaminti. Ir iš tikrųjų dar mėgstu sportuoti, o tiksliau bėgioti. Tai šitą pomėgį iš tikrųjų turėjau gan seniai, bet irgi labai nenuosekliai bėgiodavau, nes jeigu tarkim po žiemos pradedi bėgioti ir labai norisi greitų rezultatų ir gerų, tai paskui perdegi nuo to bėgimo, nes būna per sunku ir per daug krūvio. Tai vat nuo šio pavasario vidurio kažkur pradėjau taip nuosekliai bėgioti, nespaudžiant savęs ir po truputį didinant tempą, turint programą. Ir iš tikrųjų šis sportas man labai patinka. Tai va dabar po atostogų šiek tiek, per atostogas iš tikrųjų šitą šiek tiek apleidau, tai dabar bandau grįžti į rutiną vėl su bėgimu. Vėl prisiminiau, kaip tai yra faina. Kokių turiu ateities svajonių? Iš tikrųjų kažkaip labai apie ateitį stipriai negalvoju, kad būtų kažkokių tai svajonių. Nebent visada yra svajonė keliauti. Mano svajonė jau gan seniai yra nuvykti į Ameriką ir būtent į New Yorką. Tai šitą svajonę galbūt kažkada pavyks įgyvendinti. Taip pat svajonė yra kol kas nubėgti 10 kilometrų. Iš didesnių svajonių tai yra nubėgti kažkada ateityje pusmaratonį, kas yra, man atrodo, šiek tiek daugiau negu 21 kilometras. Tik šitam reikia didesnio pasiruošimo, tai tikrai ne šiais metais, galbūt kitais. Svarbu galbūt tik nepamesti
nepamesti bėgimo, kai bus vėsiau ir šalčiau. O daugiau kažkokių svajonių iš tikrųjų dabar taip ir nesugalvoju. Tai tiek buvo tų klausimų ir labai ačiū Jums už šios klausimus. Jeigu dar kažkas domina, tai rašykite apačioje komentaruose ir spauskite patinka ant šito video, jeigu Jums patiko. Ir patiko tokio tipo video, man visai įdomu buvo išgirsti Jūsų klausimus ir juos atsakyti. Taip pat paprenumeruokit šitą kanalą, kas to dar nepadarėte. Ir sakau Jums ačiū ir iki.